Laidą pristato žvejybos įrankių parduotuvių tinklas Romada. Plėšriųjų žuvų medžioklės sezonas žvejų mūšyje atidarytas labai sėkmingai. Perpus sumažėjusi mūsų žvejų klubo komanda sėkmingai kovojo su debiutantais nemėgėjais ir rezultatai pranoko visus lūkesčius. Netrukus žiūrėkite įnirtingą ir rezultatyvią dvikovą gaudant pavasarinės lydekas. Sveiki, galų gale sulaukėme lydekų draudimo pabaigos ir žvejų mūšis atidaro plėšrios žuvies gaudymo sezoną. Ir kaip visada, negaliu to nepasakyti, kaip visada mums nepasisekė su oru. Ir vėl baisus vėjas, nors ačiū Dievui, saulę matom, bet vėl baisus vėjas ir vėl baisus šaltis. Be pirštinių praktiškai neįmanoma net stovėti, o apie žvejybą aš net nekalbu. Nesvarbu. Va, šios dienos žvejų mūšio priešininkai. Tai antro pogrupio komandos. Tai jau vieną kartą matyta komanda iš Šiaulių. Mūsų žvejų klubas, kuris šiandien yra atstovaujama jos kapitono Regimanto, dėja tik tai vieno. Na, dėl labai objektyvių priežasčių negalėjo nei vienas, nei kitas komandos narys atvažiuoti, bet Regimantas sakė, susitvarkys ir vienas, kairė ranka. Ir kol kas dar naujokai, tai yra komanda iš Kauno nemėgėjai. Šiame mūšyje Regimantui teks stipriai paprakaituoti, kad atsilaikytų prieš du priešininkus. Tačiau pinigavimas kartais pakiša įdomių netikėtumų. Čia viską gali apversti viena rimta žuvis. O kaip bus, tuoj pamatysime. Bet kokiu atveju Regimantą verta palaikyti SMS žinutėmis, jam vienam teks atsilaikyti prieš du. O balsuodami numeriu 1671 už Regimantą rinkite ZM tarpas 06, o už nemėgėjus ZM tarpas 10. Traukiame burtus. Šios dienos žvejyba bus tokia. Yra du tvenkiniai, kuriuose mes žvejosim ir dabar komandos trauks burtus. Ir dabar mesim tokią didelę monetą, kurią man paskolino Šiaulių komanda didelė. Gražinsiu, galite būti ir dėl šito, tai aš nuodėmės nedarysiu dėl 1 lito. Rinkitės, jūs kadangi savininkas to pinigo, tai rinkitės, kuri pusė, jum rinktis, kuri pusė bus jūsų šitas pinigas. Tai jum lieka, jum kas liko, jum arklys liko. Dėmesio metu. Opa. Jiem rinktis. Rinkitės tvenkinį, ponai, pradžiai. Artimesnis. Šitas, ar ne? Taip. Tvarkoj. Tai dideliai šiuo imkit. Gražinu, visi mato. Gražinu. Tai dideliai Šiaulių kompanijai liko anas tvenkinis. Pirmin, einam žvejoti. Nemėgėjai pirmą kartą žvejų mūšyje dalyvaujantį komandą. Komandos kapitonas Ovidijus, vyrleitenantas Raimondas ir atsarginis grandinis Dovydas. Jų potencijos ir galimybių dar niekas nežino, o kol kas jūsų akims nedidelis pakišos faktas. O čia mūsų naujokai nemėgėjai pasirodo turi kažkokių labai didelių, sakyčiau, pretenzijų. Čia komandos kapitonas Ovidijus. Nuo komandos norim įteikti komandos simbolį, kepurėlę. Prašom nešioti. Ačiū. Dienos laidos metu. Na, kišius mes imam mielai, kad tik duotų dažniau. Čia aš taip suprantu yra nemėgėjai. 3 priebalsės iš jūsų pavadinimo. 3 gražiausios raidės. Tai pažiūrėsim, kiek jūs čia esat grėsmingi. Aš nemėgstu kepurių, bet tokio šalto oro kepurė gal ir gerai. Grįžkim į praėjusią laidą ir pasižiūrėkim, kaip baigėsi žvejų mūšis tarp Auksinės žuvelės ir Pilos komandų. Pilos vaikinų pergalė nekėlė abejonių turbūt niekam. Ir belieka susumuoti svėrimo ir SMS žinučių rezultatus. Taip, Pila 5 kg 260 gramų. Prašom. Dabar sversim auksinės žuvelės. Auksinės žuvelės. Na, duok. Na, aš pirmą parodysiu į kamerą.
Dar biškiuką. Patrauk nagus. 980 gramų. Jūsų sąžiningai uždirbtas laimikis. Taip, baigėsi dvikova tarp auksinės žuvelės iš Kauno ir Pylos iš Gargždų. Pakankamai didelis skirtumas, nors aš galvojau, kad bus blogiau Kaunui. Mums belieka sulaukti, sužinoti, ką subalsavo žiūrovai. Tiek, tai paspauskit rankas vieni kitiems, vaikinai. Buvo labai gražiai draugiškas mūšis. Viskas, dabar jau tikrai baigiam. Susumavo žuvies svorį ir SMS žinutės, Pylos rezultatas yra 5 kg 440 gramų. Auksinės žuvelės pasiekimai yra 1 kg 240 gramų. Pagal žvejų mūšio taisyklės auksinę žuvelę šiame pogrupyje pakeis kita komanda. Kokia tai bus komanda, išaiškės po atrankinės dvikovos, kurią mes jums irgi parodysim artimiausiu metu. Grįžtam pas savo lydekas. Bjaurus oras netrukdė lydekoms rodyti aktyvumą. Lydekos kybo gerai, tik tiek, kad aktyviausios buvo neįskaitinės šaudyklės, kurių neatsikratėme visą žvejybos laiką. Keista, bet viename iš tvenkinių lydekos kibti nenorėjo, kitame kabinėjusi labai aktyviai. Svarbi informacija žvejams norintiems žvejoti švariuose pakrantėse. Gegužės 15 dieną Rusnėje prie antros krantinės vyks akcija Žvejoji nešiukšlink. Programoje šiukšlių rinkimas, pasieniečių košė, žvejybos varžybos ir linksmoji dalis. Detaliau apie akciją kitoje laidoje ir tinklalapyje žvejams LT. Išankstinė registracija elektroninio pašto adresu žvejoji.nesiukslink@gmail.com. Pageidautina, kad dalyviai registruotųsi iš anksto, tada būtų galima prognozuoti valymo plotus ir žvejybos sektorius. Laukiami visi, bus labai gerai. Regimanto laikas tvenkinyje, kur lydekos kimba gerai, baigėsi. Tuoj keisimės. Pirma valanda praėjo, dabar keičiamės tvenkiniais. Kol kas rezultatas yra 4 žuvys prieš Barankos skylę. Iš tų 4 žuvų vienas įskaitinis ešerys, 320 gramų, kiek prisimenu. Kol kas pirmauja Šiauliai po valandos. Dabar vaikinai keičiamės vandeniu. Pirmint. Mėgėjai kybo į darbą aršiai. Didžioji lydeko dalis neįskaitinės, bet pasitaiko ir normalaus dydžio žuvų. Tuoj įpusėsime žvejų mūšiui skirtą laiką. Žvejojom jau pusę laiko, 1,5 valandos. Komandos neseniai apsikeitė tvenkiniais ir laikas pažiūrėti žvejo žinias. Sveiki! Nuo visų žvejų norėčiau pasveikinti mūsų mylimas mamas ir pristatyti naujasias žvejo žinias. Kormoran Bolo ASR meškerė Matchmaster – puikus kokybės ir kainos derinys. 4-5 dalių meškerė, kurios 2 viršutinės dalis iš anglies, 2 iš kompozito. Anglis suteikia meškeriui lengvumo ir akcijos greitumo.
Kompozitą suteikė tvirtumo. Meškerės užmetimo svorio diapazonas labai platus, nuo 5 iki 40 gramų. Cormorant Top Fish meškerė – universalus įrankis karpininkams, dugninės meškerės mėgėjams arba mėgstantiems gaudyti lydekas gyva žuvele. 3,6 metrai ilgio, užmetimo svoris nuo 40 iki 80 gramų, labai tvirta teleskopinė meškerė. Puikus įrankis bet kokiam žvejui. Cormorant Rite Antera skirta karpių žūklį. Rite turi labai lėtą slėkinį mechanizmą, kurio pagalba valas ant būgnelio klojamas ypač tolygiai, o tai labai svarbu, norint toli užmesti. Laisvos eigos stabdis, momentinis stabdis, 4 guoliai, ergonomiška rankenėlė, storas lankelis, aliuminis būgnelis ir dar vienas papildomas būgnelis. Rite talpina 250 metrų 0,3 diametro valo. Penn firmos multiplikatorius 309M Level Wind nebrangi ir patikima Rite, skirta žvejybai Baltijos jūroje. Aliuminis būgnelis, perdavimo koeficientas 2,8:1, talpina 320 metrų 0,55 mm monofilamentinio valo ir kaina tik 199 litai. Penn Jigmaster Rite labai tiks žvejybai Norvegijoje, ypač tvirta ir patikima Rite. Vientisas korpusas, anoduoto aliuminio būgnas, suriam vandeniui atsparus guoliai ir kiti privalumai. Ši Rite atlaiko didžiulius krūvius ir yra labai patikima. Perdavimo koeficientas 4:1, būgnelis talpina 250 metrų 0,55 mm diametro monofilamentinio valo. Kaina tik 299 litai. Penn Special Senator Rite ypač aukštos kokybės Rite, kurios modelis nekeičiamas jau 15 metų. Rite išlaiko geriausias Penn patikimumo tradicijas ir nusipelno aukščiausio įvertinimo. Vientisas korpusas, jūros vandenį atsparus guoliai, patikimi stabdžiai, viskas, kas geriausia yra šioje Ritėje. Kaina 459 litai. Pirmoji Armados akcija skirta anglies pluošto Cormorano firmos 4 ir 5 metrų koloniniai meškeriai ASR. Ir šią savaitę perkant Armados tinklo parduotuvėse už ypatingą kainą tik 89 litai, sutaupot net 40 litų. Antroji Armados akcija skirta Cormorano firmos meškeriai Top Fish, kur yra 3,60 m ilgio, tokia 180 užmetimo svoris. Ir šią savaitę sutaupot net 30 litų, be kainuoja tik 69 litai. Na ir papildoma Armados akcija nuolaidų kortelių turėtojam. Visą šią savaitę perkant Armados tinklo parduotuvėse Cormorano firmos karpinė Rite Antera, kuri turi naują slėkinį mechanizmą, kad valas būtų lygiai suklotas ir tolimiems metimams būtų patogu užmesti. Ir šią savaitę už ypatingą kainą tik 119 litų ir sutaupysit net 50 litų. Viskas lieka taip pat. Vienas tvenkinys aktyvus, kitas be rezultatų. Didžioji dalis laimikio keliauja atgal nesvėrus. Regimantas atsilieka, bet jis dar grįš į gerą tvenkinį.
Rubrika Žvejai ir žuvys apie ešerį. Ešerį didelį būtų galima pavadinti mūsų vandenų bulium, nes kas vienyje ešerių masalus, tai kad jeigu nėra raudonos spalvos, tai jau jiem sunku jį suviliot. Beje, čia juokaujant galima ir toliau pasakyti, kad ešeriai irgi nėra kvaili, kuo didesnis ešerys, jis to gudresnis yra. Bet įdomumas yra tas, kad azartė jisai pradeda ryti net raudoną siūlą. Tai tą žvejai dažnai žino ir vietoj blizgės ar vietoj sukriukės galima netikėtai jam paimti ir pasiūlyti kuokštelį raudonų siūlų. Ir jis kuo puikiausiai čiumpa, mažiausiai atrodo žiūrėdamas, kad ten tik tai siūlai. Verslinė reikšmė, aš turiu menį, jisai gaudomas labai intensyviai. Ir labai intensyviai gaudomas dabar ir mėgėjų yra. Ir tikrai visoje Lietuvoje, jeigu paimti, tai labai stipriai sumažėjo didžiųjų ešerių. Liko vien tik tai nedideli. Aš nekalbu apie tuos ežeriukus specifinius, kurie negali užaugti dėl specifinių sąlygų, hidrologinių, dėl vandens savybių, bet jų kalvė vis dėlto Lietuvoje yra Kuršių marios didžiųjų ešerių. Ir paskutiniai keli metai rodo, kad tiek Kaliningrado srityje, tiek Lietuvoje tų didžiųjų ešerių tikrai stipriai sumažėjo. Na, priežastys nėra iki galo aiškios, vis dėlto galvojama, kad didelę įtaką daro verslinė žvejyba. Be abejo, ir patys žvejai, ir mėgėjai, ir verslininkai, jie daro didelį įtaką. Na, bet grįžtant prie gaudimo būdo, tai vis dėlto yra nusistovėję keletas būdų ešeriam gaudyti. Pavasarinė ešerių žuklė, jinai labai smagi iki neršto yra. Jie paprastai neršia balandžio pabaigoje, gegužės pradžioj. Ir nutirpus vandeniui, mikromasalų gerbėjai žino, kad jiem pavyks pagauti didžiųjų ešerių, kurie būna suėję ir besiruošiantis nerštų upeliuose. Taip pat labai smagi žvejyba jų yra vasara. Tiesa, vasara yra šiek tiek kitokia. Kuršių mariose vasaros pradžioje jie labai smagiai gaudomi yra Žiotise ties Baltijos jūra ant krevečių. Tai yra vieta, kur galima tikrai pagauti didžiųjų ešerių. Be abejo, ešeriai mėgsta storą didelį naktinį slieką. Puikus Raimundo solo su didelė lydeka komplikuoja mūsų žvejų klubo kapitono padėtį, tačiau laiko dar yra ir niekas nežino, kas gali užkibti Regimantui. Niekas dar neprarasta. Valandos žvejybos praėjo, liko dar 1 valanda ir dabar eilinis pasikeitimas, šį kartą pusvalandį. Vėl keičiamės tvenkiniais. Tiek. Vėl apsikeista tvenkiniais. Regimantui tai paskutinė galimybė išlyginti rezultatą. Dabar žvejo arsenalas, po jo grįšim į laidą ir pamatysim, ar pasisekė šiauliečių komandos kapitonui pasivyti kauniečius. Šios dienos žvejo arsenalo tema – jūrinė plėšrūnų žūklė. Pirmas dalykas, ką norėčiau parodyti, tai yra kvantum blizgutės menkinėms sistemoms. Tai yra tuo atveju, kada menkinės sistemas ryšatės patys. Na, tai yra visada, geram žvejui tai yra visada geriau ir mieliau. Iš pažiūros tokia labai paprasta blizgutė, paprastas gelžgaliukas, bet šita blizgutė yra išlenkta tokia forma, tokiu kampu, kad patraukus, traukiant į viršų, jinai sukasi aplink savo ašį. Sukasi ir ganėtinai praktikoje išbandyta, kad ganėtinai gerai vilioja menkinį. Komplekte yra 5 tokios blizgutės vienam įpakavime, tai visiškai pilnai užtenka vienai menkiniai sistemai. Ir tai
gan geras daiktas, norint sugauti menkę. Dar viena blizgė, tai yra Zepko gaminys, yra skirta trolingui. Yra tokia žvejybos rūšis, vis populiarėjanti, pas mus Lietuvoje dar nėra labai populiari, bet šiaip jūrinis trolingavimas Europai tai jau labai populiarus daiktas. Va, ir tam garsus Europos žvejai praktiniu būdu, čia yra ne vienų metų žvejybos rezultatas, tai yra tos blizgės forma, dydis ir svoris yra išbandyta, grinai žvejojant, grinai praktikoje. Tai yra blizgė skirta gaudyti lašišoms jūroje, trolinguojant. Tai yra labai didelė, kaip matot, labai didelė blizgė, bet tuo pačiu jinai labai lengva. Bet kadangi jinai yra gaudama su papildomu svoriu, tai yra trolinguojant, tai netrukdo. O dėl to, kad jinai lengva, dėl to tik pagerėja jos, tarkim, žaidimas po vandeniu, didelėme gilyje. Va, ir visas kitas gerumas yra tame, kad specialios hologramos 40-50 metrų gilyje labai gerai laužia šviesą, tai yra sugaudo tos tokius retus saulės spindulėlius. Būtent tam dalykui, vieninteliam dalykui, lašišų trolingavimui skirta blizgė ir tikrai pasitvirtinusi žvejyboje. Laikas baigė ištirpti ir dar kartą primenu, kad SMS žinutės Regimantui tikrai nepamaišys. O mums jau laikas atsisveikinti iki kitos laidos. Paskutinis pasikeitimas tvenkiniais. Ir šitoje vietoje, kadangi mums liko tik tai pusę valandos žvejybai, šitoje vietoje aš su jumis jau atsisveikinsiu. Kaip komandom sekėsi ir kiek svėrė sugauta žuvis, pamatysit sekančioje laidoje. O kol kas viso gero. Iki sekančio sekmadienio. Laidą pristato žvejybos įrankių parduotuvių tinklas Romada.